Na tai sveikos, šiandien yra pirmadienis, lapkričio 27 diena. Ir norėjau pasakyti, kad šiandien vakare aš dar pasiuvinėsiu šitą darbą. Norėčiau pasiuvinėti, truputį pajudinti daugiau. Labai rūpi va štai šitas daiktas. Va, tas toksai, nežinau, čia yra, kas čia yra. Čia yra kažkokia mini šventiklėlė jų, turbūt kažkokia panaši, ar tai kokia nors yra žvakidė ar aliejinė lempa, tokia, nežinau. Tai ir jos aš va čia jau pradėjau ją daryti, tai vad norisi ją pabaigti ko gero, tai gal šiandien vakarė ir pavyks. Ir rytoj jau antradienis, tai rytoj parodysiu jau, kaip man pavyko, ir rytoj imsiuos kitų darbų kažkokių. Kokių dar nežinau. Tai iki antradienio. Na tai va, sveikos dar kartelį, įrodau savo bonsą. Šiandien yra antradienis ir kiek aš jo padariau. Štai, kiek aš jo padariau. Tai, kaip sakiau, norėjau šitą pabaigti išsiuvinėti, nes buvo tik pradžia truputį, matėt. Ir aplink jį siuvinėjau dėl to, kad norėjosi jį išryškinti, kad jisai matytųsi. Ir aišku, čia paėjau vas žaliais siūlais truputį, nes va čia kadangi buvo, tai tada visur tiesiog po truputį ir auginau. Dar čia truputį va, pasiuvinėjau, čia aplinkui paauginau truputį. Ir va taip gavosi. Tai šiandien man pavyko jau padaryti nemažai, vakar vakarė ir šiandien. Ir va čia va, net bekstičių padariau ant šitos skulptūrėlės. Niekur neradau, ieškojau internete, kas čia galėtų būti per skulptūrėlę. Gal jūs kartais žinote, gal susipažinę labiau su japonų kultūra. Bet nežinau, ar čia mini kažkoks galbūt šventyklos, gal kažkoks simbolis, šventyklą sumažinti, ar tai kažkas ten smilkalinė, kokią negaliu pasakyti. Kažkaip nieko neradau. Tai va, tai dabar padedu kol kas šitą darbą. Nežinau, norėčiau šį siuvinėti kaip ir elfukė kiekvieną dieną, bet pasižiūrėsiu, kaip seksis. Ir dabar tuoj atnešiu, parodysiu, ką aš toliau siuvinėsiu. Na, o toliau, aišku, imsiu elfukę, nes jau nesiuvinėjau aš jos šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį. Tai vad noriu aš ją judinti toliau. Kaip sakiau, jau čia nelabai daug liko ir gana greit einasi. Tai va parodau, kiek dabar turiu. Ir parodysiu, kaip man seksis ir kiek aš ją išsiuvinėsiu šiandien. Nu gal ir rytoj. Žiūrėsiu. Nu ką, einu siuvinėti, negaištu laiko. Na štai ir vėl aš. Ir ką, šiandien yra jau šeštadienis ir parodau, kiek aš nusiuvinėjau. Tai siuvinėjau nuo antradienio, kaip sakiau prieš tai, kad imsiu kelias dienas, bet kažkaip vis norisi kuo daugiau šitą darbą pasiuvinėti. Tai vat ir dabar jau ir vakar sėdėjau, šiandien nesiuvinėsiu šito darbo, vakar siuvinėjau ir norėjusi, nu va, čia jau yra riba, va matot, jau yra linija, nu norisi iki tos linijos ir vis norisi greičiau, o nesigauna taip, kaip norisi greitai. Bet vis tiek auga mano darbas, į pabaigą artėja, labai smagu, už tai norisi kuo daugiau įsiuvinėti. Ir dabar, kadangi jau yra šiandien gruodžio 2, tai labai būtų smagu jį pabaigti iki naujų metų. Tai žiūrėsiu, gausis ar ne. O gal ir gausis, nes dabar, kiek čia gavosi, per tas kelias dienas aš padariau 2900 kryželių, tai liko man 8933. Nu tai paskaičiavus, 2, 4, 6, 8, jeigu į savaitę po 2000, dar gabaliukas lieka, bet gal, nu žiūrėsim. Nu, o jeigu ir nesibaigs iki sausio mėnesio, tai tada jau sausį tai tikrai. Bet labai norėtųsi užbaigti metus būtent šito darbo finišu. Tai tiek, ką aš galiu dar apie jį papasakoti, jau nebežinau. Čia tiesiog nėra viena, va matot, jau matosi, va čia šviesesnė mėlyna spalva, čia tamsesnė. Tai nėra vienu siūlu. Va kaip matote, čia aš dar palikau siūlą, nes vakar dariau pirmą užduotį bingo ir nenorėjau daugiau negu 500 kryželių padaryti, nes bus kita užduotis bingo, irgi galima bus naudoti jau dabar.
Ir čia, kaip matote, tai tokia šachmatais išdėlioju. Pradžiai vieną spalvą išsidėlioju ir paskui tarp jų tiesiog varinėjai pirmin atgal ir tai yra gana greitas procesas. Štai per vakar dieną aš galėjau padaryti 500 kryželių, dėl to, kad tai yra jau man šitam plotelėje tai liko 2 spalvos, 2 ženkliukai. Ne, dar trečias yra čia, bet čia yra kokie 5 tik tai kryželiai, va čia bus viršuje. O čia pagrindė 2 ženkliukai yra ir už tai ir varinėjau. Va, pradžiai vieną padarau dalį, paskui kitą, va, taip ir užpildau visą dalį. Na ką, o dabar einu, šiandien noriu pasimti bingo, kas man ten, ne bingo, mano ruletės iškrito darbas, 2 darbai, aš jų dar neprisėdau padaryti per šią savaitę, tai einu dabar pasiimsiu ir parodysiu, ką aš visų pirma darysiu. Tai ruletė išsuko štai šitą darbą, balerina, Gold Collections, Dimensions ir ją reikia judinti. Tai pasižiūrėjau bingo užduotį, tai gausis man gruodžio mėnesio yra 2 užduotis, kurios man tinka. Tai dabar imsiu užduotį, kuri vadinasi žmonės arba sportas. Nu tai čia akivaizdu, kad yra žmogus, ne? Ir kiek aš turiu, šio darbo jau padariusi štai tiek. Na ir kadangi reikia 400 kryželių padaryti, tai man reikės pildyti, aš galvoju, va čia noriu užpildyti tą vietą. Nu, tiksliau palaipsniui eiti, aišku. Žiūriu dabar, va čia va praleista, bet čia pagrindė dar eina pusiniai, visur pusiniai. Eis, nu va čia jau kojos matosi kontūras, tai jau čia bus turbūt kryžiukais prasidės koja, nes man atrodo visas kūnas eina kryželiu, o fonas ir suknelė eina pusiniais, nebent tik tai yra ten tam tikros vietos. Tai ir ko gero imsiu va čia, kad sulyginti, nes man patinka, va, kai jau yra lygu, tai ko gero imsiu va čia šitą plotelį pusiniais ir reiškia, jeigu yra 400 kryželių, tai man reikia padaryti 800 pusinių. Nu ką, ir parodysiu, kada, aš manau, šiandien aš juos padarysiu, tai va įsijungsiu, jau parodyti, kaip man sekėsi padaryti tai, ką reikia. Ką aš dar galiu apie tai pasakyti? Nežinau. Nu, smagu siuvinėti, tik aišku truputį, kadangi pusiniais čia labai daug yra po 4 siūlus sudėta, tokie stambus tie pusiniai. Tai kartais sunkiau gal per tas skylutes pralenta su adata siūlas, bet smagu, kad jisai labai gerai uždengia. Nu, aš per kamerą va čia matosi, kad atsit šviečiasi, va matot, bet realiai tai jisai vos šviečiasi, o kai išsiplaus, susitrauks, turėtų nesimatyti tų prašvietimų. Gerai, viskas einu siuvinėti, laiko negaištam, laukia darbai. Na, vėl aš čia ir rodau dabar, kągi padariau. Tai bendras vaizdas toks, o dabar ką aš padariau, tai čia, va, kaip matot, užpildžiau visus tuščius tarpelius ir man išėjo čia 407 kryželiai, tai pusiniais yra 2 daugiau, nes visur čia ne vieno kryželio nėra, tik tai pusiniai. Nu, tai va, aš ir pasiuvinėjau ir ko gero dabar šitas darbas man jau atsidės iki kitų metų. Šiemet aš jo nebeimsiu, nes dabar, kadangi jau šiandien yra gruodžio 2, tai pradėsiu jau daryti tokį, ne bingo, savo ruletę, kalėdinę ruletę. Ir dalyvauju kalėdinę bingo, tai šitas darbas iškeliauja pailsėti. Ir aš tikiuosi, kitais metais aš jį tikrai pabaigsiu. Tai tiek. Siuvinėti visai buvo lengva, tokiais ploteliais čia nieko sudėtingo nebuvo. Tai dabar einu atsinešiu dar vieną ruletės darbą, kuris man iškrito šią savaitę. Na, o kitas darbas, tai jeigu atsimenat, man iškrito štai šitos snaigės. Aš jas turiu atsisiuntus, nežinau, kažkur internete radau, senais laikais, nežinau kaip pasakyti, nu kažkada, viena žodžio, internete. Ir man jos labai patiko, esu mačiusi išsiuvinėtas, tai galvoju vis dėlto siuvinėsiu ant medžiagos, ne ant plastiko ir darysiu tokį kaip ir dvipusį žaisliuką eglutės, kad vienoj pusėje reiškia bus šitas va siuvinėjimas, o kitoje pusėje bus paprastai. Ne dvipusės jisai bus. Tai ką, pasirinkau dabar pagal ruletę, tai man išeina va štai šita snaigė.
su paukšteliu snaigutė ir ką aš čia pastebėjau, pradėjau, kaip pasakyti, pasižymėjau. Palaukit, taip, pasižymėjau, aš ją išsiskyriau. Norėjau pradėti siuvinėti ir pasižiūriu, kad čia kažkokie skaičiai, matot, kažkokie netokie skaičiai. Tai tada pasižiūriu, kad čia yra JNP siūlai. Nu, galvoju, geras. Kažkaip turbūt pamiršau, kad čia buvo tie siūlai ir nes galvoju, kad čia DMC. Ir ką aš padariau, tai pradžioj galvoju, nu geras, nu galvoju, pradėsiu, nu tiesiog pasirinksiu pagal atspalvius, va, kaip čia matosi, tai atspalviai, viską. Tai jeigu va čia, tai gal būtų lengva padaryti, bet va čia žiūriu snaigė, va matot, yra, aiškiai matosi tie truputį va čia šviesesnė, o čia tamsesnė truputį spalva. Ir aš pradėjau žiūrėti, nu tų DMC siūlų yra labai daug tų šviesiai mėlynų ir mėlynų. Ir vis dėlto sudėtinga būtų atrinkti spalvas ir ilgas darbas žiūrėti ten iš tų begalės atspalvių. Tai paskui sugalvojau, kad yragi internete, kaip galima konvertuoti. Iš JP siūlų galima konvertuoti į DMC siūlus. Tai susiradau tą konvertorių ir viską susirašiau. Bet įdomu buvo tai, kad pavyzdžiui, taip, tuoj dar parodysiu aš jums. Pavyzdžiui, va čia va, kaip tik dabar pusiniais pradėsiu. Pavyzdžiui, va šitų abiejų spalvų DMC duoda kelis variantus. Dabar nepamenu, man atrodo, šitos duoda iš vis gal 4 DMC atspalvis, šitos duoda 3. Ir galvoju pradžioje, ne vienai spalvai tas buvo, ir galvoju pradžioje, kas čia dabar nesąmonė, galvoju pradžioje, gal koks blendas čia susideda iš blendų, bet paskui pasižiūriu, kad tai yra labai artimos spalvos ir tiesiog galima pagal, kaip čia pasakyti, nu tiesiog galima pagal atspalvį pasirinkti, kuris labiau tiktų. Tai aš taip ir padariau. Aš pasėmiau medžiagą, palaukit, planšetę gal išjungsiu, kad nešviestų. Taip, pasėmiau medžiagytę, truputį palamdytą, nes labai senai gulėjo, bet aš ją išsisiuvinėsiu ir viskas gerai. Įsidėjau į rėmelį ir pasėmiau porą siūliukų, tai yra pradžiai va šitą mėlyną ir šitą. Va, ir jie tokie, nu, nes prieš tai buvau paėmus kitą spalvą. Tai jie labai artimi buvo, beveik nesiskiria. O čia šitie, ot nesimato čia. Bet gyvai gyvenime jie tikrai truputį labiau skiriasi ir visai gerai tinka. Tai iš to sąrašo, kur buvo, sakykime, vienai spalvai buvo 4 DMS siūlai, aš pasiėmiau tai, kas man labiausiai tinka. Tai ko gero, va taip ir siuvinėsiu. Ten, kur yra pateikta ne viena spalva, o kelios spalvos atitikmuo, nu tai imsiu pagal atspalvius, kaip man atrodys gražiau. Na tai ką, va, pradedu siuvinėti. Čia aš pasiėmiau 2 užduotis, tai vieną gruodžio, va, galiu parodyti, ką man pavyko, tai žmonės jau padariau šiandien ir pasiėmiau naujausias darbas. 500 kryželių šiandien, aišku, pradedu. Ir kitas yra kalėdinis bingo, tai yra snaigė. 600 kryželių. Nu tai va, ir stengsiuos dabar padaryti tuos 600 kryželių, nors čia pradžia tai yra tik tai pusiniais. Nu tai šiandien tiek ir jau dabar turbūt įsijungsiu rytoj, sekmadienį, nes šiandien nežinau, ar man pavyks tiek padaryti. Iki. Tai štai mano šitą snaigę jau pavyko padaryti ir ką aš padariau, tai viena mėlyna spalva padariau visą snaigės kontūrą, tai čia jos toks dydis bus ir po to pradėjau pildyti baltą spalvą viduriuką, nes čia yra kryžiukai. Kadangi dar man reikėjo padaryti tą normą, tai pasižiūrėjau, kad pusiniais labai ilgai eisis. Ir be to pagal raštą tai yra geriau dabar pradžioje truputį baltais pasiuvinėti, o paskui tą tamsesnę mėlyną į tuos tarpelius pasiuvinėti. Tai tokia va snaigytė, labai kažkaip smagiai siuvinėjasi. Ir ką, žiūrėsim, kaip toliau bus ir jinai jau bus mano tam gruodžio ruletėj bus tikrai šitas darbas. Ką aš daugiau galiu papasakoti, nežinau. Tiesiog va čia eina pusiniais viskas ėjo aplinkui, čia dabar kryželiu ir lauksim, kas bus toliau ir kaip ruletė man išsuks šį darbą. Na ir dar parodysiu, ką aš dar pasiėmiau pasiuvinėti.
Na ir štaigi, ką aš pasiėmiau dar pasiuvinėti vakar sekmadienį ir šiandien truputį. Tai pasiėmiau štai šitą bonsą. Ir kiekgi man išėjo, štai turiu tiek, jau, bet šitą, reiškia, tas jau buvo praeitą kartą padaryta, tai va čia dabar jau auginu tos akmenų takelį links šito medžio. Čia vat yra jau rožiniai lapeliai keli atsirado, čia padėklą tą pabaigiau siuvinėti ir čia dar, man atrodo, bekstičio kažkur bus. Liktai, va čia aš dar nepabaigiau, čia šaknyse tose. Ir ką daugiau, tai čia va medžio šaknys jau atsiranda po truputį ir eisiu toliau į priekį. Labai galiu pasakyti, kad smagiai siuvinėjasi, aš jau ne pirmą kartą turbūt sakiau, nes tie siūlai tokie vilnoniai man labai patinka, jie tokie purus, gerai gula, išsipūtę, tokia minkštas tas darbas, tos gaunasi labai faina. Tai ką, tai tiek merginos ir tai yra šią savaitę jau pradėsiu savo kalėdinę ruletę, išsimečiau visus darbus ir palikau tik tai kalėdinius darbus, tai va, eisiu sukti ruletę ir pažiūrėsim, kas man išeis. Ir galvoju, po kiekvieną darbelį aš, reiškia, siuvinėti ar kiekvieną vakarą, ar kas antrą vakarą, pasižiūrėsiu, kas iškris, kokie darbai, kokio dydžio ir aišku, noriu tą judinti šitą darbą dar ir elfukę. Tai va, tokie planai būtų kitai savaitai, tikiuosi. Ir daugiau tokia savaitė gavosi visai nebloga, visai sakyčiau, padirbėjau neblogai. Ir prasidėjo dabar jau žaidimo kaip ir startas, arba kaip pasakyti, į žaidimą naujas startas prasidėjo. Organizuoja Agnė. Labai įdomiai tenai toksai, dar neįsigilinau iki galo, bet taip įdomiai ten pasiuvinėji, užsiskaitai kažkiek kryžiukų, gauni dovanų ir ten tokia savaitė, kažkokia magiška savaitė būna. Tai irgi skatina siuvinėti. Ir ką, tai ačiū merginos už peržiūras, ačiū už komentarus. Spauskite laiką, jei patinka, ir ką, eisim siuvinėti kalėdinių darbų, nes iki kalėdų liko labai nedaug, kaip nekeista, ir susitiksime jau kitą savaitę.